Sveiki, esu Eglė Savostė ir šiandien papasakosiu apie vieną svarbiausių investavimo aspektų nekilnojamojo turto srityje – tai nuomos pajamingumą. Norint įsivertinti, ar tam tikras turtas yra vertas investicijų ir kaip efektyviai investicijos generuos pajamas, būtina vertinti pajamingumą. Paprastai tariant, tai yra rodiklis, kuris jums parodo, kokią dalį investicijų jūs susigrąžinate per metus, gaudami pajamas iš nuomos. Norėdami apsiskaičiuoti nuomos pajamingumą, jūs turite metinės pajamas padalinti iš turto vertės ir paversti procentais. Pavyzdžiui, jūs įsigijote būstą už 130 000, įrengimui skiriate dar 30 000, vadinasi, jūs turite turtą, kurio vertė yra 160 000. Iš tokio turto jūs galite gauti nuomos, sakykime, 700 eurų per mėnesį. Vadinasi, metinės pajamos sudarys 8400. Tad tokio turto nuomos pajamingumas yra 5,2%. Ir labai dažnai girdžiu, jog žmonės kiek nusivilia, išsigąsta, kad tai yra toks mažas skaičius. Tačiau šis skaičius tikrai nėra mažas. Po tokio didelio nekilnojamo turto kainų kilimo tai yra visiškas viduriukas Vilniuje ir čia labai noriu akcentuoti, kad nepamirštumėte, jog nuomos kainos auga. Vilniuje nuo 23 metų pradžios nuomos kainos paaugo apie 11%. Vadinasi, jūs turite indeksuoti nuomos pajamingumą. Kitaip tariant, įsivertinti pajamas per nuomos kainos augimą. Tai žiūrint per istorinius duomenis, jeigu dabar matome 5,2%, jie realiai gali pavirsti į 7% ir toks turtas atspirtų per 14 metų. Vėlgi labai dažnai yra pamirštama ta pusė, kad per tuos 14 metų auga jūsų turto vertė. Ir mano nuomonė, čia yra pats svarbiausias rodiklis. Statistiškai, vidutiniškai nekilnojamo turto kainos per metus auga apie 4%. Vadinasi, po 14 metų jūs turite visiškai pilnai susigrąžinę savo investicijas ir turtą, kurio vertė yra išaugusi perpus. Tad jūsų turtas jau vertas nebe 160 000, o 240 000. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs sugebėsite atrasti tokią vietą, kuri yra, turinti didelį potencialą, jūsų turto vertė, atitinkamai žinoma ir nuomos kaina, augs kur kas greičiau, tad galite tikėtis dar geresnio atsiperkamumo. Jeigu jūs įsigijote nekilnojamą turtą su ta mintimi, kad norite jį nenuomoti, o jame gyventi, galiu pasakyti, jog tai irgi yra investicija į nekilnojamą turtą, nes po kurio laiko jį pardavę, jūs uždirbsite iš išaugusios vertės. Taigi, žinant nuomos pajamingumą, jūs galite tarpusavį palyginti skirtingus nekilnojamo turto objektus ir priimti pagrįstus sprendimus. Taip pat noriu akcentuoti, jog nuomos pajamingumas tikrai nėra vienintelis veiksnys įsigijant nekilnojamąjį turtą. Be abejo, jūs turite atkreipti dėmesį į vietą, į turto būklę, paskirtį ir labai svarbus akcentas į perspektyvą. Tad linkiu didžiausios sėkmės jūsų investiciniuose sprendimuose.